Labas. Apie paleidimus norėjau šiek tiek pasidalinti. Šiandien 6 ryto susitikom penkiese, kad pasižiūrėti, kas mus vis dar riboja gausoje. O jeigu riboja gausoje, tai riboja ir kitose sferose taip pat nebūna dalyko tik tais apimančią vieną sferą. Ir kažkaip gražiai, Laura po to susitikimo parašė tokią žinutę, kad ir kiti išdrįstų iš tikrųjų prisijungę į tą paleidimų grupę, kiti išdrįstų prisijungti ir dalyvauti ir daryti tai. Tokia sklido gera tokia moteriška priimanti energija, tiesiog toks švelnus, šiltas raginimas pabandyk. Ir aš iš tiesų susimašiau, grupiai 36 nariai. Ir geriausia atveju tenais, tokie aktyvesni yra 15. Ir kažkaip tiesiog atėjo toks jausmas, mintis, iš tiesų, kodėl žmonės kiti neišnaudoja galimybės arba nedalyvauja. Ir yra kažkokios tai priežastys. Gali pasirodyti, kad yra daug priežasčių. Bet kažkaip priejau prie to, kad yra viena esminė priežastis iš tikrųjų. Tai yra vertinimas. Tas vertinimas yra tokiais skirtingais aspektais. Vienas vertinimas, pavyzdžiui, savęs, kad aš susigundžiau, man įdomu, bet kaip ten bus, ta prasme, aš nevertas ten to, ten žmonės rodys dėmesį, man reikės kažkaip atsiskleisti. Ir toks vertinimas, kurį galima suvesti į tokį vieną pasakymą, tai aš neverta. Ir tai yra toksai vidinis, atrodytų, dalykas. Dar egzistuoja tokios mintis ir nuomonės, kad aš žinau tą metodą. Pavyzdžiui, aš apie save kalbant. Aš labai seniai žinau tą paleidimų metodą ir iš tiesų dalinai, kaip sakyt, gyvenu su tuo ir terapijoje naudoju tuos dalykus, tik tais jos labai savitai naudoju taip, kaip man jaučiasi iš tikrųjų, ne pagal kažkokią schemą ar modelį, ką tam paklausti, ką ten atsakyti. Ir panašu, kad kiekvienas ilgiau su tuo praktikuojantis įgyja savo kažkokią tai patirtį. Ir toks kyla, aš žinau tą metodą, aš tiesiog jį žinau. Tai prasme, jisai jo geras, bet aš visai kitame. Bet kiti faktoriai yra, pavyzdžiui, ta gausa, jinai yra tokia, kuri, norėtųsi jos daugiau. Arba ten santykiuose kažkas yra, arba savirealizacija ir kūrybai, bet norėtųsi. Ir tada atrodo, reikia kažkokių tikrai veikiančių mechanizmų. Naujų metodų, naujų mechanizmų atrasti, nes tie seniai jie neveikia. Bet čia priežastis turbūt yra visai kita tame, kad koks tai bebūtų metodas, tenka perlipti per visus vertinimus arba tiesiog juos priimti, tos visus vertinimus savy pastebėti, kad aš vertinu, aš nepasitikiu arba manyje daug arogancijos tiem žmonėm. Ir šiandienos tiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, ten veda ar klausia, ar jie imasi iniciatyvos ir tada toks, manęs ne taip klausia, ar aš kitaip jaučiu, ar, ta prasme, man tai netinka.
manęs nejaučia. Ar ne, pavyzdžiui, šiandienas susitikimas tokį keletą dalykų iškėlė iš tikrųjų. Kaip tokia nevertumo iš vienos pusės jausmą, iš kitos pusės tokio viešo buvimo, kalbėjimo jausmą. Bet šita erdvė yra tas metodas irgi tiesiog ne kaip metodas, bet kaip galimybė būti, ta prasme, kaip galimybė susitikti žmonėm ir pakalbėti tai, kas riboja. Nes mes atrodytų galim pakalbėti tik tais apie tai, kas yra faina, ko mes ten galim, apie orą arba apie tai, ko mums sekasi, kom galim nudžiuginti, kom galim pasigirti. Ir tai toksai, kolektyvinės sąmonės reiškinys, kuriame mes nesąmoningai visada norėdavom jaustis gerai, o tai yra pritapti. Ir dabar atrodytų, reikia, ne tai, kad reikia, bet reikia atrasti momentą, kada, tiesiog yra gera atsiverinėti, gera nusilukštenti, gera nusirenginėti, kaip šiandien buvo toks, patyrimas, vienas, kad aš jaučiuosi kaip nuoga, ta prasme, prieš jūs ir man taip pat, negera, bet paskui, kažkaip, kada nėra to vertinimo ir kada yra toks, priėmimas ir kada žmogui duodi laiką ir sušildai savo, dėmesį ir leidi pajaust, kad, viskas su tuo tvarkoj, ir ta vieta sušyla ir, būtent tai ir yra tas skonis tų tokių gan grubių pavadinimų paleidimai, skonis to nusirenginėjimo, nusilukštenimo, kad tu prieš žmogų gali būti toks, koks esi. Tai čia ne tai, kad raginimas, tiesiog dalinuosi apie tai, kartais kodėl žmonės nepasirūpina savim, neišnaudoja galimybių, neišnaudoja grupės žmonių. O grupėje tie ribojantis faktoriai, jie kažkaip gliaudosi gan stipriau, gan didesnė energija yra grupės žmonių. Ir ypač jeigu tai daryti kažkokiais dar tokiais momentais ryte anksti, pavyzdžiui, arba vakarais, kada tokia ramybė, tyla dar tvyro erdvėj ir galima pradėti tiesiog meditaciją, gilių įsiklausimą. Tai ne tai, kad kvietimas imti ir daryti, naudotis, bet atvirkščiai greičiau kvietimas prajausti, kas riboja. Pavyzdžiui, vienas žmogus man parašė, kad buvom susitarę, kad dalyvaus grupėje, bet sako, nedalyvausiu, nes jaučiu, kad man tai nebetikslinga, man to nebereikia. Ir aš žinau tą jausmą, kada iš tikrųjų, atrodo, tu pakyli kažkur tai aukščiau į kažkokius kitas sąmonės lygmenis, kur tie paleidimai ir tie ribojantis faktoriai, jie savaime išsieliminuoja ir tokie pavirsta į tyrą vandenį ir nėra ten ką daryti, atrodytų. Ir šitoje vietoje irgi yra vertinimas. Nes, atrodo, mes toj grupiai susitinkam tada, kada mums yra stygius. O jeigu mes galim duoti, o jeigu mes galim dalintis, jeigu mes esam tokiam tyrume ir tiesiog galim pabūti su kitais, kurie dar to tyrumo savy neatpažinę, tos aukštesnės sąmonės, neįsiklausę į ją, neišgirdę. Ir kartais mums tos gaunamos tokios savybės ar būsenos ar jausenos stiprios
jos labai greitai vat, egoizmas pasiglemžia ir nejučiom visiškai nepastebimai tampa tokia, vat, tampam, nuslystam į tokią aroganciją iš tikrųjų. Ir tai yra tokia puikiai galimybė mokintis va to tyrumo savyje, atpažinti jį, nebijoti būti tokiu negražiu, nepatogiu, nuogu, su trūkumais savo psichikoje ir taip toliau. Pavyzdžiui, aš esu apie 20 metų, ta prasme, vat šitoj temoj, ko aš tik tais nepraėjęs, ir jogą, ir cigūną, ir coachingą, ir visokias terapijas, ir meditacijas, ir vipasanas, ir daugybę patirčių su individualiom sesijom ir su grupinėm terapijom. Ir, nu, atrodo, vat, jau čia galima būtų meistru pasivadinti. Bet man taip gera, kad aš vat, turiu tokią savybę tiesiog grįžti į pradžią, nes tiesiog aš kažkaip įsiklausau į tos faktorius. Jaučiu, kad ta gausa negalėtų būti didesnė, aš jos galiu daugiau priimti. Tai kas čia, ta prasme, kodėl neina, ar ne? Ir tada atpažįstu, kad man tai, ta prasme, jau tu žinai, kaip mano mokytojas sakydavo, tik meistru tapai, viską praradai. Ir aš, davai, paleidimų grupė, padirbėti su ta gausa. Ir iš tiesų, ten atsiveria tokia, kloniai, tiek daug visko manyje, su kuo galima susitikti. Ir tai yra smagu, tai yra faina, tai yra, kaip pažintis, kaip meilės santykis su savim. Tai dar sik pažvelkite į savo ribojančius faktorius, apie tai, kaip eiti į santykį su žmonėm dėl savo ribojančių faktorių, kaip eiti į paleidimus ar kažkur dalyvauti grupėse, prašyti pagalbos apskritai. Ar tai nėra tik tai susireikšminimas ir tikrai tik tai toks iškilimas virš visko ir nepripažinimas tų ribojančių faktorių. Bet man patinka ir tas moteriškas būdas, tiesiog toks švelnus, kuris sako, žinai, tu gali prisijungti, pabandyk.